Maskvos mados savaitės užkulisiuose šmirinėjo su draugais glėbesčiavosi, interviu dalijo ir fotografams šypsojosi daug žinomų veidų. Tarp jų dainininkas Dima Bilanas, kuris beje pats lipo ant podiumo ir demonstravo dizainerio Iljos Šijano drabužius. Taip pat čia sukiojosi šokėjas ant ledo Jevgenijus Pliuščenka, legendinė aktorė Natalija Andreičenko ir daugelis kitų. Ura! Tačiau svarbiausia ne užkulisiai, o podiumas ir mados. Nesunku pastebėti, kad daugumai kolekcijų trūksta įdomios, o ne tik keistos idėjos, gero kirpimo ar tobulos konstrukcijos. Tiesa, dauguma dizainerių yra jauni ir tik pradedantis kūrėjai. Užsienyje kursus baigęs dizaineris Leonidas Aleksejevas prasitarė, kad Rusijoje kas tik užsigeidžia, tas pasivadina dizaineriu. Štai pavyzdžiui, dabar nemadinga oligarchų žmonoms nieko neveikti, tad jos pradeda kurti drabužius. Tačiau užteks kalbėti. Patys pasižiūrėkite, ką šiemet Maskvos mados savaitėje pristatė Rusijos dizaineriai. Die Hocken fahren auf die nächste Comeback-Show, setzen noch einen 30 Drüben auf den Weg. Wer setzt auf Typen und dann eine kleine Revolution im Samstagabendprogramm der großen Nazi. Daugiau apie Rusijos madą skaitykite Lietuvos ryto priede Stilius. Šarūnė Kaušilaitė, Daiva Kaikarytė, Vladas Ševinskas, L rytas LT.